Kaip įvyko avarija ta Černobylio, patekau į likvidatorių. Darbe gavau iš ryto pakvietimą, paskambino darbą, kad reikalingas vairuotojas. Aš buvau pats jauniausias darbe. Ant rytojus jau aš turėjau prisistatyti į komisariatą Varėnos. Prisistačiau ir tiesiai iš Varėnos. Jau tada mus išvežė į Rygos aerouostą ten ir lėktuvu išskraidino į Ukrainą. Po metų tą Černobylį jau biškį žinojau, bet kad ten, tais laikais, kad ten kažką baisaus, niekas nekalbėjo. Buvau pakviestas kaip vairuotojas ten dirbti, bet vairuotojų beveik ir neteko. Ir įvežė, tais laikais buvo 30 km uždaryta zona, tas kai skaitėsi aplink atominę. Ten buvo suteiktas numeris gal 7, kaimelis buvo mokykla, buvo miestelis tuščias. Ir buvo mokykla ir iš mokyklos padaryta gyvenamos patalpos. 88 paėmė Černobylį. Mes jau buvom 30 km zonoje, mes reaktoriaus nematėm. Mus iš karto, kai atvežė visus, tai papuolėm į vadinamą medpunktą. Didelis jisai buvo Načmedas, kaip jau rusiškai šnekė, tai buvo majoras Lamanovas pavardė. Iš Kaliningrado pats jisai. Tai jisai kadrinis karininkas, gydytojas, tai mes dirbam daugiausiai važinėjom į mašiną, buvo skirta su tokiu specialus skystis dezamatas. Tai atvažiuodavo mašina specialiai laisti, kad nedulkėtų, kadangi dulkės kelia tuos radionuklidus vadinamus, supranti, ir papuola visur ant drabužių, visur. Tai grįžti namus, grįžti jau į palapinę, dozometrą paima, tai keisčiausia, kad didžiausia radiacija buvo čebatė, aulas ir plaukai kažkodėl tai, supranti. Visą laiką rodė daugiau. Ir mes klausėm majoro, sako, šitą sunku paaiškinti, tai mes pastoviai, reiškia, kad taip važinėjom, supranti. Ir reikėjo laborantų, pastatė, išmokau dirbti su mikroskopu, tai kraujo tyrimai. Kokį. Reiškia, iš piršto ėmė ir, tu supranti, ir rašė į žurnalą, vedėm, kiek kraujas, tai ką ten kraujas, ką ten pasakysi, kiek jis, reiškia, irgi tipo dozę, kaip sakydavo, surinksi dozę, leis namo, bet niekas ten mūsų neleido, kadangi jau tas laikas toks buvo, kad jau nieko į ten nesurinkdavo, kas norėdavo važiuoti, įsisuko iš to Černobylio, o inkomatai nesurinko. Pamenam tuo, kad tuo iš Rygos tų laikinio lėktuvėlio, krūznių, kol jis ten mus nukratė, įspūdis toks nemalonus. Ir paskui ten tokia jau ta uždara zona, ten mus patikrino, įvežė per tokius vartus. Ir toks miestelis, buvo pakviestas vairuotojų dirbti. Ten vairuotojo kol kas nereikėjo. Ant rytojus, kas nori, išvažiuoja į ten penkiese, jau prie pat reaktoriaus kažką dirbti, paskui kiti vėl kitą dieną. Ir aš iš tos grupės savo likau gal čia ne paskutinis. Vis tiek reikia važiuoti, nesidėsi ten. Aplinkui miškas po radiacijo, po vis vadinam krasnai lies. Visi medžiai, pušys buvo spygliai raudoni, bet jį paėmė, jis atrodo būtų negyvas. Jisai minkštas, supranti, spygliai. O namai pravažiuoja, tai kaimas, kada išvežė visus evakuavo, milicija visus išvežė, tai kaimo langai, durys visi užkalti, supranti, tuščia kaimai. Nes keistas įvykis buvo, jokių būdų saulė kaitino tada vienas partizanas, mes vadinam partizanai, jokių būdų nebuvo galima nusirengti kaitintis ant saulės, o jisai stalą įsinešęs, atsigulęs visas, rudas, tu broliuk, tu mano, aš nežinau, ar jis dar po šiai dienai gyvas ar ne, taip nudegęs, supranti. Vienodai jam rodė, supranti, guli ant to stalo. Karininkai praeina, sako, tu apsirenk, jam nereikia. Nuvažiavau, karininkas, sako, moki matuoti radiaciją, tą, kur aparatą. Aš tos profesijos net nematęs, negirdėjęs. Sako, aš tai pamokysiu uždėti aparatą, kur rengenas matuoja. Einam link reaktorius, jis man, ta rodiklė tokia, tuos rengenus rodo, tai daugiau, tai mažiau.
Na, žiūriu, kad ten jau ir 3-5 tas renginys kyla. Ir aš sustoju, jis eina, paskui jis, o, где tai reikia rusiškai? Sako, aš jau moku. Nu gerai, moki jau. Nu ir jis apsisuko, tai va, sako, tavo bus darbas. Nu ir buvo toks darbas, atvažiuoja kareivukai, nu, ir aš turiu jiem pamatuoti ir nuspręsti laiko, kiek jie gali dirbti ten. Minutė, 2. Iš karto asfaltuotas kelias, už asfalto mūsų čia buvo Pribaltikos karinė apygarda, Latvija, Lietuvija, Estai ir Kaliningrado sritis karinė apygarda, o už kitos, už kelio buvo Prikarpatskiai Vojeno, kur supranti. Vairuotojai botai važinėjo į zoną, į prie reaktoriaus, tai irgi šitą radiacijos gavę nemažai, nu, kiek man parašė, 0,16 mRentgeno per valandą, tai čia Saulė dieną daugiau duoda. Apšvietimą, supranti. Buvom nuvažiavę į tą vadinamą Magilniką, kur laidoja visą techniką, tai iškasa tranšėjas, kur tranšėja kokį 5-6 metrų pločio, į kokių 3 metrų gylio ir ilgis kokį 50 metrų. Tad važiuodavo, tą techniką suvarė nuo reaktorius, kurie buvo jau švietė, kaip sakyti, iš metalo neišskalbsi nieko ir iš drabužių neišskalbsi nieko. Supranti, toks kvapas įdomus. Tai suvaro vieną, paskui atvažiaudavo bebokštis tankas ir presavo ją. Spaudė, o paskui pylė žemę ir užkasė visą palaidoje. Vienu žodžiu, tas Magilnikas ir dabar ko gero yra. Tai paskui, kaip pasakojo, kad, reiškia, vogė metalą, supranti, civiliai ir pardavinėjo. Tai tie ne vieną pagavo su tų metalu ir pardavinėjo. Paskui, nu kaip, filmus va dabar parodo, kaip į televizorius viską vežė, lupo iš namų, kai vadinami rusai maradiorai. Jo, mes tiesiogiai buvo matyti traktorius. Nu, aš kai mes matuodavom, eini arčiau reaktorius, mažiau, toliau dar daugiau. Buvo visai, kad prie pat reaktorius ten padaugėti nebuvo tai tiksliai, kad ten, nu, kad kuo arčiau, tuo daugiau. Nu, darbuotojai, ką ten valė, ten buvo statė dar vieną reaktorių, buvo suvištos visos medžias statybinės, tai vamzdžiai visokie agregatai, tai jie turėtų visus agregatus užkabyti ant kitų mašinų ir jas išveždavo laidojimo sąvartynas. Kaip tas majoras mūsų Načmedas sakydavo, sako, radiacija tai čia iš karto, jeigu 100 mRentgenų iš karto gausi, tai per 50 minučių nusilupa oda žmogaus, praktiškai mirtis iš karto, bet kaip mes, nežinau, kiek mes gavom, kadangi čia nesąmonė, supranti, buvo, tai šitai sakydavo kaip, reiškia, kad žmogus gavęs dozę, jeigu jis turi ligų, tai reiškia, kai kurios ligos paūmėja jam grįžus, supranti, kai kurios visai prapuola. Sako, priklausomai nuo genų žmogaus, kaip jisai, supranti, kaip jisai gyvenime leidė, supranti. Su uniforma grįžau, tai žmona sako, tavo drabužiai HB kvepia įdomiai, sako, reiškia prisigėręs radiacijos, supranti. O jinai be kvapia ir be skonio, praktiškai, bet yra toks specifinis kvapas. Ir jį sunku apsakyti. Nu, šalia reaktorius buvo upė Pripetė ir per ją buvo metalinis tiltas, toks galingas metalinis tiltas. Tai mes po metų prie jo prieiti negalėjom. Tik jautėsi ta dozė ant lūpų saldumas. Per 2 mėnesius aš tą dozę susirinkau per 7 išvažiavimus. Skaičiuodavau, turėjom tokį žurnalą, aš atvažiuodavau, prieš mane buvo kita pamaina, jis man tą žurnalą perdodavo. Jis matydavo, kiek leisdė darbo ten minutė, 2, 3, ką jį darydavo. Nu ir man irgi buvo lengva ten pratęsti, irgi, pavyzdžiui, jei tą patį darbą dirba, ten 3 minutės galite jūs ten. Nu ir man už vieną išvažiavimą skaičiuodavo 3 gal renginus, kad aš 10 surinkau. Tu ten buvai ar ten 10 minučių, ar pusė, tau jau vienas išvažiavimas, bet tau paskaičiavo dienos tą normą. Daleiskim, stovyklai, lagerį tam vadinamam. Jokios augmenija viskas augo, bet nei vieno žvirblio nebuvo. Jie reiškia, radiaciją jaučia matyti absoliučiai. Nieks nečiulba. Prie štabo atvarė BTR iš zonos. Ir kažkas tai lindo su dozimetru į vidų, pamatavo jis. Ką tu? Šviečia kaip reikalas. Ukrainiečiai už stalų, kaip pas mus turgui sėdi, obuoliai, arbūzai, pomidorai, agurkai. Jiems sakydavom jie,
Ребята, viena tokia babulė, мы ничего не знаем. Greitai nubėga užkabina, kranas buvo, nu, stovėdavo, tik žmonės pasakydavo, ten kranas, viskas, tik užkabina, perkabina kitos mašinos, ten tus vamzdžius, daugiausia, ten visko aparatūra. Ir tie išvažiuodavo, viskas. Atvažiuoja kiti, nu, stovi, kiti ten laukia. Stresas jaunas, kokio streso ten tokio neturėjom, streso, tokio nieko nebuvo, mes ten dėjom drąsiai. Tais laikais ėjom drąsiai, niekas ne... Nu, tokio, kad kažkas bijotus labai ten nebuvo. Ten, žinai, jau mes gyva 2 metai po avarijos buvo, kaip mane paėmė, tai jau daug ką žinojo. Majoras mūsų, sako, klausė, kuda jėti? A, aš sakau, jie znaju, kuda jėdu. Supranti, galvoju, kad nieks. Taigi, pradžioj, po avarijo, kai sprogo, nukėlė šitą dangtį stogą energobloko, taigi Gorbačiovas gal tik po savaitės pranešė, kad įvyko avarija. Niekas tylė, nors norvegai pirmiausiai pamatė, kad reiškia, iškrito radionuklidą ant žolės, vėjas pūtė kažkur iš šiaurės vakarus, tokia kryptis buvo tuo metu. Tai iš karto suprato karvės piene, nustatė, kad radiacijos yra pienas jau radioaktyvus ir jie pradėjo ieškoti ir iš palydovo nustatė, kur, supranti. Paskui jau rusam nebuvo kaip neigt ir pasakė, kad taip ir taip vyko avarijas. Nu, jinai baisu, nebaisu, sako, pripranti, supranti, viskas atrodo kaip ir turėtų taip, nu, kur tu dingsi? Tuo laiku visai ten kalbėjo, buvo kalbų visokių, kad tipo turim ne jaunesnius kaip 35 metai ir kad būtum jau porą vaikų turėtum šeimoje, kadangi tipo jau vaikai kaip ir negalėsi turėti, supranti. O, tuo laiku propaganda ir agitacija buvo ohoho. Ir vieni ir kiti tą patį. Jaučiasi viskas, ar ten susiję, nesusiję, ten dabar sunku pasakyti. Va, kur draugas buvo, tai nustogo valėje. Tai ten buvo mes atvažiavau, aš jau mačiau, jų darbas buvo padarytas, nuvalytas stogas ir pats reaktorius uždengtas kupolu, tuo švininiu. Jau visi kiti sakydavo, vyrų buvo tokių paėmė, taigi jau buvo 50 ir daugiau metų tokių buvo jau žmonių. Tai sako, kada namo? Tai sako, kada zamieną pridėt. O toj zamienai lauk nelauk, niekas ten nieko. O dabar pradėjau, supranti, praėjus kiek metų, supranti, man irgi aš turiu leukemiją, kraujo liga, kaip sakyti, bet jinai tokia, kaip daktarai sakė, į Santariškes, pirmą kas 3 mėnesius važiuoti, kurį iš kokius 7-8 metus pajaučiau, kad reiškia į Santariškes ir gulėjau 2 mėnesius ligoniniai, supranti, ten niekaip ligos nenustatė, reiškia, varė mane per visus tyrimus darė, pasirodo kaulų čiulpuose. Kraujo kūneliai gamina tą patį, supranti. Kaip sako, nieko negali padaryti, tą patį su radiacija susijusi kažkokį. Tai vadina, aš dabar tų terminų neatsimenu, tokią ligą gali gyventi visą gyvenimą, supranti. Tai ir aš praktiškai vaistų, galima sakyti, jokių nenaudoju, bet tai, žinai, kaip tas sakė, vienas daktaras Santariškių sako, mažiau chemijos reikia. Supranti. Tai va, tai jau 72 metai dar kol kas dar vaikštau.